Sveiki, aš esu Saulius Bagdonas ir toliau kalbinu sėkmingus žmonės. Ir vienas iš sėkmingų žmonių, vienas iš tokių tikrai pavyzdžių, kuris gal nėra tas, kuris šmėkščia nuolat televizijoje ar žmonėse, bet tiesiog žmogus, kuris tikrai daro, tai yra Donatas Blikas ir šiandien aš norėčiau su juo pašnekėti apie sėkmę, džiaugsmą, laimę ir tikrai gerus dalykus. Tai papasako, kaip tu padedi žmonėms. Čia, žinai, labai atrodo altruistiškai, labai gražiai, kaip koks būtum popiežius, motina Teresė ar kažkas kitas toksai didelis padėjęs, tai kaip čia padedi žmonėms? Mano kompanija iš tikrųjų siema tom, kad mes organizuojame asmenybės tobulėjimo seminarus, kurie yra susijęs su žmogum, su jo įvairiom gyvenimo sritim, netgi, sakykime, su visom svarbiausiam gyvenimo sritim, tai kad jie galėtų save realizuoti, sukurti daugiau gerovės savo artimiems žmonėms. Ir šiuo metu labai didžiuojuosi tuo, kad iš tikrųjų dirbu su didžiausia pasaulio kompanija Success Resursais ir mes galim pasiūlyti žmonėms mokytis iš pačių geriausių pasaulyje. Tai tu ir tavo komanda ką padaro? Taip, jeigu konkrečiai mes, tarp kitko, neseniai suradom savo unikalumą. Taip. Jeigu tu žinai, tu mokai savo limų. Susipozicionavot, kaip sakoma. Galima sakyti, susipozicionavot, labai sudėtingai. Taip. Bodo Žeferis mėgsta pasakyti. Jo, tu ėjai į mokyklą. Jau. Jo, ten gavai daug žinių. Buvo. Taip, perskaitai daug jų gyvenime pritaikiai. Kai ką pritaikiau. Taip. Dar į universitetą tikriausiai baigei. Kai ką pritaikiau. Kai ką išmokau. Bet sutik, kad knygas turbūt irgi skaitai. Taip. Jo, ir iš tikrųjų galima nueiti į knygyną artimiausią ir nusipirkti tikrai ne vieną knygą, kur parašyta kaip uždirbti milijoną. Ir ten turbūt yra 3 žingsniai. Taip. Be to, pinigus moka uždirbti visi, tai tiesiog reikia eiti ir daryti tą, tik galbūt daugiau, efektyviau ir panašiai. Ir tų efektyvumo technikų yra. Bet klausimas, kodėl žmonės to nedaro. Tai tu dirbi su tuo, kas ne... Tai mes dirbam su to, mes dirbam iš tikrųjų, jeigu žmogus turi kelias gyvenimo sritis, mes dirbam konkrečiai su tom, kaip žmogus jaučiasi, kokie yra pas jį įsitikinimai, kokios yra pas jį pasąmonės programos. Nes iš tikrųjų, tai leidžiam žmogui labiau pažinti save, suvokti ir panaikinti tai žmogui, kas jį riboja, turėti daugiau gerovės, daugiau sėkmės, geresnius santykius, geresnį bendravimą, geresnę sveikatą ir viską geresnį. Gerai, tai dabar imkim paprastai. Skamba drąsiai, panaikinam visas programas. Tai reiškia, žmogus atėjo su programa tam tikrą ribojančių įsitikinimų kažkokių konkrečių, tai jį gali panaikinti. Tai pasakyk man kokį nors vieną konkretų įsitikinimą, kuris trukdo žmogui kažką turėti arba kažkaip jaustis ir kaip jūs tai panaikinat. Tiesiog praktika. Gal tai gali žmonės pritaikyti savo namuose dabar žiūrėdami mūsų video. Taip. Žiūrėk, pavyzdžiui, yra tokių gal labai, pasakysiu, populiarų ir paprastą labai įsitikinimą, kad, pavyzdžiui, Sauliau, tu nori turėti daug pinigų? Noriu. Ir daugelis žmonių nori turėti daug pinigų. Bet aš garantuoju, kad tie, kas žiūri tą video, kažkam iš karto mintyse suskambėjo mintis, ne piniguose laimė. Taip. Kam man jie reikalingi? Ne? Kitam žmogui, jo, aš noriu, bet aš galvoju, kad turtingi žmonės yra nesąžiningi. Sekančiam žmogui sako, jo, noriu, bet žinai, mano tėvai buvo neturtingi. Ir aš to nenusipelnau. Mano aplinka buvo neturtinga. Jo, mano aplinkoje nėra turtingų žmonių. Galų gale, aš gyvenu mažoje šalyje Lietuvoje. Ne? Aš jau dabar išvardinau berods 4 įsitikinimus. Ta prasme, tai, kad žmogus sako, aš noriu. Pirmu atveju jis iš karto save riboja tom, kad jis nori, bet nuo to bėga. Ne? Kitu atveju jisai uždeda savo barjerą kažkokį, kad jis negali, nes aplinka to neturėjo, kita uždeda šalis ir panašiai. Ne? Tai tuo vietu iš tikrųjų visą tai yra įrašyta mūsų pasąmonėje. Ir mes, gera žinia yra tai, kad mes galim tai pakeisti, tai pripažinę ir pagalvoja, kad iš tikrųjų... Pagavęs save konkrečiai, kad mes taip elgiamės. Tai nėra lengvas kelias atrasti, kas iš tiesų mus riboja, nes pas mus gal yra daug tų įsitikinimų, kurie riboja, mes atrandam vieną, paskui žiūrim, yra dar vienas. Ne? Ir tada su tuo reikia dirbti. Ir iš tikrųjų tai yra, pavyzdžiui, Tony Robbinsas, garsiausias pasaulio speakeris, jis tai daro yra net daug internete aprašyta tokia sistema, Dickens pattern, jinai angliškai vadinasi, tai yra Dickenso metodas. To turbūt žmogui pačiam vienam nerekomenduoju daryti to namie, kadangi tai yra pakankamai stipri technika. Bet iš tikrųjų tai praktiškai tai yra naikinami pagal priežasties ir pasekmės dėsnį. Kad jeigu aš žinau savo įsitikinimą, tai aš turiu savo užduoti klausimą, kas bus toliau, jeigu aš taip gyvensiu. Ar man tai bus naudinga gyvenime ar ne. Ir jeigu man tai bus nenaudinga, aš galiu tai pakeisti, nes aš esu atsakingas už savo gyvenimą. Ir dabar svarbiausia. Jo, gali ir dabar pakeisti. Žinoma, tai yra daroma todėl seminaro metu, dėl to, kad žmonės tada yra įvedami į tam tikrą būseną. Jiem, ta prasme, jie leidžia savo išgyventi, yra kontrolė, nes kartais žmonės verkia, kartais juokiasi. Kartais rėkia, klykia. Jo, aš, pavyzdžiui, Tony Robbinsas seminare laužydamas vieną įsitikimą, aš prareikiu balsą. Kaip to Tony Robbinsas seminaras? Wow, super. Visada Tonis. Rekomenduoja, ne? Jo, Tonis yra iš tikrųjų jėga, jis ne veltui yra numeris 1. Mūsų kartai pasisekė, kad mes jį turime.
Dabar truputį galim prieiti, mes gal grįžime prie kokių praktinių patarimų, kaip susitvarkyti savo gyvenimą. Labai įdomu, tu dirbi iš esmės su, ne vienintelis Lietuvoje, bet vienas iš tų žmonių, kuris dirba su tikrai top žvaigždėmis pasaulyje, taip, top speakeriais, top pranešėjais. Tai kas tai per žmonės ir kas tai per mokymai? Tai pagrindiniai mano yra 2 mokymai, tai yra Millionaire Mind Intensive, milijonieriaus mąstymas, kurį organizuoju Lietuvoje, tai yra gerai žinoma pasaulyje, ten visur, toj mūsų srity visur skanduojama, tai yra T. Harv Ekerio programa Milijonieriaus mąstymas. Tai aš dirbu su jų komanda, iš tikrųjų man priklauso frančizė po Baltijos šalyse. Ir sekantis dalykas, aš dirbu esu atstovas Lietuvoje ir šiais metais jau Latvijoje. Tai Anthony Robbinso programos, kurios aš labai sunkiai ištariu angliškai, Unleash the Power. Atskleisk savyje slypinčią galią, atskleisk savo vidinę. Ar atskleidai savo slypinčią galią po seminaro, nes tu buvai? Jo, buvau ir 2 kartus buvau. Ir kaip? Iš tiesų, jo, super, iš tikrųjų, mano kompanijoje dirbo 3 žmonės. Iki to laiko, o dabar taip, iki seminaro dirbo 3 žmonės, ne? O dabar? Iki seminaro dirbo 3 žmonės. Prasme, dabar kompanijoje berods šiuo metu yra 8. Nu, ten pardavėjai keičiasi, tai 8 ir 7. 8, 7, 9, ne? Jo, iš karto pradėjo aukti, ne? Jo. Antras dalykas, iš tikrųjų, mano kompanijos, sakykime, apyvartos, mastelį ir taip toliau mano termostatas prasiplėtė daugiau negu 20 kartų. Tai atsirado... Čia po antro seminaro. Ar po pirmo? Po pirmo. Po pirmo. Dar vienas svarbus dalykas, milijonieriaus mąstymoje Lietuvoje aš padariau ir tai yra netgi Success resursų vadovės nuomonė vien dėl to, kad aš buvau pas Tony Robbinsą. Ir dalyvau, jinai man tai pasakė, nes aš jis paklausiau, o kodėl man leidot, už ką man tas džiaugsmas, kaip sakant, nes tai nėra ten taip lengva, kai visiems atrodo, ne? Sakau, už ką man tas džiaugsmas, kodėl manim pasitikėjo, sako, tu buvai pas Tony Robbinsą ir tu parodai rezultatus. Iš tiesų, bet aš ir pasakiau, kad aš juos parodžiau dėl to, kad aš ten buvau. Ir dar, sakykime, dar vienas dalykas, aš tikrųjų jau dabar beveik 6 metus aš šiek tiek prarandu laiko nuovoką, nes, taip tokiam flow. Ir, žinai, tai gyvenu mane kiekvieną, bet ir šiandien labai faina, kad Saulius mane pasikvietė, čia toks jaučiu, koks gyvenimas mano įdomus. Žinai, ir, dabar, iki to laiko per 5 metus aš organizuodavau seminarus, kviesdavau žmonės ir tai atėjo jų tam tikras skaičius, ne? Po to, kai aš grįžau pirmą kartą iš Tony Robbinso, per sekančius 3 mėnesius pas mane atėjo daugiau žmonių negu per visą istoriją. Jo. Realiai... Pasiduodu. Realiai man ne vienas žmogus yra pasakęs ir beros, ar tik ne tu irgi buvai tame tarpe, buvai pas mane viena seminare po Tony Robbinso, bet aš tavęs negaliu... Jo, buvai. Ir bet vienas žmogus pasakė, kad aš, pakvietė mane į kompaniją, sako, norim tavo seminaro 2 valandų, bet aš jau buvau pas jos dėstęs. Ir tada. Ir man po seminaro sako, žinai, mes pažįstam 2 Donatus. Jo, sakau, tik turiu konkurentą. Sako, jo, yra Donatas iki Tonio ir Donatas po Tonio. Čia 100%. O šį kartą tai yra taip, šį kartą aš važiavau su tam tikru tikslu, aš aišku, sakykime, vežiau komandą, ten didelį Tony Robbinsą Londone, tai važiavau su tam tikru tikslu, buvau tik tais 3 dienoje taip pilnai, kaip sakant, atsidavęs tam seminarui ir tą, ką norėjau, tą gavau už to, nepraraikiau balsą ir sulaužiau tam tikrą įsitikinimą. Dantis liko visi sveiki. Jo, liko. Sako, ten visko būna. Ne, ten muštis niekas nesimuša, tai nėra pavojus. Bet kai duodi 5, tai pavojus. Jo, kartais nespėsi. Tarp kitko, mano mažai sūnų iš salės išprašė išeiti, sako, dėl ko, sako, yra per didelis garsas, sako, vis pripratęs. Bet sako, ten žmonės šokinėja, krenta, sako, ten žmonės šokinėja, krenta, gali užgauti. Man labai aktualu ir labai įdomu, ir aš manau, kad visiems, kurie dabar yra su mumis, labai įdomu sužinoti dar praktinių dalykų, pavyzdžiui, iš Tony Robbinso seminarų, iš Londono, iš Australijos, kur vyksta, iš visų kitų rimtų pasaulio kraštų, kur gaila, kad dar Lietuvoje ten yra, aš tikiuosi atvešit. Tai Tony Robbinso seminaro praktika, kurią pritaikius tau, padidėjo 20 kartų pajamos, apyvartos, komanda padidėjo, va čia klausimas, kame čia paslaptis? Čia nėra jokios paslapties, kiekvienas žmogus iš tikrųjų tai žino. Žinai, seminaras iš tikrųjų realiai yra 4 dienas. Mes trumpam video, tai galiu aš kažką pateikti. Bet aš noriu pasakyti svarbiausią dalyką. Svarbiausia. Kur atėjo suvokimas, yra nesvarbu, ką tu žinai, nesvarbu, kokia buvo tavo istorija, nesvarbu, kokie yra tavo tėvai, kokie yra tavo... Ai, kaip žiauriai skamba, ne? Jo, tai yra nesvarbu. Svarbu yra, kaip tu jauties dabar. Kaip tu jauties dabar? Nes tavo veiksmai tavo veiksmai priklauso nuo to, kaip tu jauties. Ir tik veiksmai mums duoda rezultatus. Ir žinai, geriausia žinia, man atrodo, kad iš Tony Robbinso seminaro, ko tu ten išmoksti, tai tu gali 1 minutę verkti ir būti depresijai.
Ir kitą minutę tu gali būti pats džiaugsmingiausias, pats savim labiausiai pasitikintis žmogus. Ir tą žmogus gali valdyti. Ir tu įsivaizduok, jeigu tu gali... Vėl šiurpai praėjo. Ir jeigu tu gali įvesti į tą būseną, ne, tada tau reikia pasiekti rezultatų, tu paėmi savo tą būseną. Ir sėkmingi žmonės, tiek tas Tonis, jis yra jis būsenos meistras. Aš galingas. Sekundė esi. Ta prasme, tai ir ten žmonės per seminarą labai daug tą moko. Dalyko, aišku, man patinka tai, kad labai viską supaprastina. Sako, nugalėt baimę yra prirašytas krūvo knygų, kažkokias fobijas žmonės gydo 20 metų ir sako, tai yra nepagydoma. Bet sako, tai yra easy, duokit man 20 minučių ir bet kokia fobija, ir ne, supaprastinti. Vienintelis būdas nugalėt baimę yra padaryti tai, ką tu bijai. Klausimas, kaip tai padaryti. Tu turi būti geroj būsenai. Jo, tu turi būti geroj būsenai, tu turi įeiti piką, tu turi save suvaldyti ir tiesiog daryti. Ir aišku, žinot, aiškiai sistema, tai yra fokusas. Ta prasme, paprastai bet ką padaryti nėra daugiau 2-3 veiksmų. Sako, žinai, yra labai, aš per seminarų savo mėgstu klausti, kas bijot kalbėti prieš auditoriją. Labai daug žmonių pakelia rankas. Tai yra jo pakankamai žmonėm baimė. O tada paklausiu, o vat kas jaučiat, kad jau sugebat stovėti? Visi žmonės pakelia rankas. Jo. O kas nors jaučiatės, kad bijot? Ne. O kas jaučiat, kad mokat kalbėti su draugais ir taip toliau? Jo, tai ir šiaip visi žmonės nebijo kalbėti. Jie moka. Tiesiog jums reikia sujungti dalykus, stovėti ir kalbėti. Girdėjau tokį dalyką, kad, sako, jeigu tą patį laiką skirsi spręsti mažai problemai ir dideliai problemai, tai abu dalykus įspręsi su tais pačiais resursais. Tai gausiai tik kitokia. Tai biškis skirtumas. Jo, tai skirtumas, iš tikrųjų. Tarp kitko, irgi, bet man, gal prieš keletą metų, aš pats savai pagavau tokį dalyką, kada, žinai, aš mėgdavau pardavinėti telefonu. Ir kartais, pavyzdžiui, skambini telefonu, kalbėjau su klientu, su jo, jam skiri 25 minutės ir parduodi knygą. Wow. O, afigienai, ten kažkiek tai... Ne, aš jau ką. Jo. Ne, tai viskas gerai, ta knyga yra naudinga, aš pas mane visas knygos, kurias pardavėjau, tiesiog net, o kitas iki kalbės lygiai su to pačiu, ne su to pačiu, bet tiek pat laiko su klientu kalbės ir irgi skiri 25 minutės. Tu iš tikrųjų išsibuoji tiek pat energijos, tiek pat ten, sakykime, viską dar ir paduodi seminarą, pavyzdžiui, 2000 litų. Arba 2000 eurų? Jo, už 2000 eurų, tai mes telefonu tokių seminarų nepardavinėjom, tai, bet realiai jo, bet energija. Veikla ta pati, iš tikrųjų, tai vat kas ir įdomu, realiai mums kartais problemos dydis, sakykime, gal geriau yra spręsti didesnės problemas, nes tu gauni didesnį atlygį už tai, bet vis tiek tu skiri tą pačią energiją. Jeigu tu jas neįspręsi, tau yra stresas, nes vis tiek mes gaunam tiek streso, kiek mes galim išgyventi daugiau, neišgyvensim. Ir tarp kitko neseniai sugalvojau, žinai, tokią metaforą. Čia per seminarą man kilo tokia idėja, kiek žmogus gali išgyventi stresą. Žinai, pavyzdžiui, kada mes gimėm, mes išgyvenom vieną baisiausių gyvenime stresų ir mes sugebėjom tai pakelti. Jo, gimimas, nes mes maitinomės per bambutę, mes gyvenom, buvom vandens gyvūnai iš esmės, tapom sausumos gyvūnai, kvėpuoti reikėjo pradėti, kad žinai, kas nors sutiktų dabar atgal vandens gyvūnų tapti, pakeisti maitinimo įpročius. Aš įsivaizduoju, kad aš tai ne. Bet žinai, bet dar ir blogai ir gera žinia, nežinau kaip čia pavadinsi, mums visiems teks išeiti anapilin. Jo, ir tai bus stresas, bent jau mokslininkai sako. Bet žinai, bet realiai mes esam pasiruošę jį išgyventi. Nes jeigu mes būtumėm nepasiruošę, kaip sutik, nei vienas, sako, negaliu pakelti streso, dar nemirsiu. Gerai būtų, ne? O nepasiruošiu tokiam stresui ir nemirsiu. Tai reiškia, mes galim išgyventi ir maksimum ir tą, ir nes mes tam, mūsų organizmas tam paruoštas, mūsų smegenys tam paruoštas, mes tai sugebėsim. Vieną kartą sugebėjom ir dar kartą sugebėsim. O dabar svarbu taip normaliai, kaip sakyti, pasidžiaugti tuo laiku, kuris mums skirtas, tarp tų dviejų didelių stresų. Dabar labai įdomu apie pamokas, išmoktas tavo gyvenime, netgi citatas, kai kurias susigalvoju pats, ne? Tokius patarimus kažkokius pats parašai, tai kokios pamokos tau išmoktos per gyvenimą yra, kurias tu galėtum, tiesiog suvokiai ir žinai, kad, taip ir yra, ne? Vis dėlto, taip reikia elgtis, taip nereikia elgtis, tą reikia daryti, taip to nereikia daryti. Taip labai geras ir tuo pačiu galiu pasakyti labai toks sunkus klausimas, žinai. Per gyvenimą dažniausiai aš galbūt kiekvieną nesėkmę, aš dažnai mėgstu savęs klausti, jeigu atsitiko kažkas realiai, tai nėra nei blogai, nei gerai, bet atsitiko, kad aš jaučiu, kad man tai nepatinka, ar ne? Tai aš dažnai klausiu ne už ką man tai, ne kodėl, bet kokią pamoką aš iš to turėčiau gauti. Tai tokį dalyką esame. Jo, aš savęs klausiu, sakykime, neseniai man pavogė automobilį ir aš paklausiu, Atrodo, šiais laikais dar vagia automobilių. Ir galvoju, ir kažkaip, ir klausiu, kokią aš pamoką turėčiau gauti, žinai, žmonių klausiu, nes aš ten savy turėjau tokias du atsakymus, kuris vienas man nepatiko, aš nuo jo bėgau, kitą, žinai, ir ką aš išmokau, sakykime, toje vietoje, aš niekada nesirūpindavau už viso saugumu. Realiai aš, gyvenime, aš atvirai pasakysiu, mes dažnai mėgame tarkintom durim namai. Nesakysiu, kur gyveni. Nes niekas neina, ta prasme, vogių nėra,
Ten taip Geras toks, išsivalęs, kaip sakoma, požiūrį. Jo, ta prasme, mes mokom visi žmonės geri. Aš ir dabar kitaip negalvoju. Iš tikrųjų, bent mano aplinkoje visi žmonės geri. Ne? Bet kartais pašalaičių pasitaiko. Praėjo. Tai va, tai aš išmokau tą, kad vis dėlto reikia, sakykime, į save kažkiek pasirūpinti savo artimų žmonių saugumu, ar ne? Yra, aišku, tokių gyvenime pamokų, kad jiems kartais labai tiki tuo, kad tu padarysi, tu prisiemi didžiulę riziką ir ją prisiemi visiškai neapgalvotai ir paskui jie nudegi. Tai esu jau išmokęs tai, kad tikrai, ta prasme, reikia apgalvoti ir labai mėgstu prieš tokį, ką aš noriu padaryti, paklausk kokio nors skeptiko, ką tu apie tai manai. Tu toks užsidegęs būni, ne? Jo, ir man neseniai sužinau, kad pagal mano tą veido fenotipą taip yra, kad aš iš tikrųjų toks, ugnis, ta prasme, aš sugalvojau ir darau. Jo, ir paskui visiškai negalvoju. Ir žinai, vieną pamoką, kurią išmokau pernai, tai čia yra galbūt labiau versle ir šiaip aš dabar gyvenime labai atkreipiu tai dėmesį, aš niekada gyvenime nevertindavau laiko kainos. Ir atsimenu tokį filmą žiūrėjau Įkalinti laike ir ten tokia labai gera frazė buvo, liko dar valanda, ten jie man laikroduko, ten yra, sako, dar daug ką galima nuveikti, ar ne? Bet realiai kaip gyvenime lieka valanda iki kažkokių tavo įsipareigojimų įvykdymo, tai jinai labai greitai bėga, bet iš tikrųjų klausimas, kiek jinai kainuoja. Nes turėjau tokį projektą, kada aš paskaičiavau paprastai iš tai, ką manęs mokė ekonomikoje, tai prasme, už kiek nuperku, už kiek parduodu ir pamačiau, kad tai yra labai geras pelnas. Čiut ne 50% graža, bet per tame laikė praėjo metai ir aš beveik patyriau nuostolį, čiut įlipam plius, supratau, kiek aš sumokėjau už laiką. Ta prasme, tas, kuris tiksėjo, tai iš tikrųjų šiandien, ką labai darau, labai dažnai pradėjau vertinti savo laiką ir jeigu kažkas manęs, sakykime, prašo, aš skaičiuoju ne tik tai, kad aš bet tai, kiek tai laiko, nors ką aš to laikų prarasiu. Tai yra labai svarbu, nes mūsų laikas yra ribotas, ne, šioje žemėje ir kur mes jį praleisim, jeigu mes kažkur vienur duodam, mes jį vadinasi iš kitur atimam. Tai turbūt svarbiausia čia pamoka yra, kad... Nenervuok su savo šitais laikais. Dar gyvensi normaliai. Bet čia nelaiko managementas. Taip, aš supratau. Bet tai, kas man svarbu, kad laikas yra brangiausias resursas. Pasidalink praktikomis, labai paprastomis. Žmonės apskritai, aš pastebėjau, daugelis tikisi tokių magiškų receptų, kad viskas iškart pasikeis, iškart pagerės, nueis į seminarą, gyvenimas įsispręs, kartais tai būna, bet vis tiek yra tam tikri veiksmai. Praktikos konkrečios, kurios padės žmogui tapti sėkmingesniu, labiau pasitikinčiu, laimingesniu. Gal turi kažkokių ritualų tokių, ką tu darai? Žinai, pasakysiu galbūt keletą tokių praktikų, bet dar norėčiau papildyti tavo tą mintį. Žmonės ateina į seminarą ir jie tikisi, kad seminaras spręs jų gyvenimą. Ir žinai, šiais metais man teko sutikti su Toniu asmeniškai, su Toniu Robinsu. Ir aš jam... Lėtėjai? Taip, ir podkę turėsiu. ir žinai, ką aš padariau, aš jam padėkojau, už tai, kad jis pakeitė mano gyvenimą. Jis iš karto mano tą teiginį, tą padėką, jis iš karto paneigė, sako, aš nepakeičiu tavo gyvenimą, tu jį pats pakeitė. Todėl seminarai iš tikrųjų, kuriuos mes organizuojam, jie nekeičia žmonių gyvenimo, aš taip manau. Jie patys atėję keičia. Ta prasme, žmogus pats seminaruose įgauna energijos, galbūt jis sužino strategiją, jis įgauna tam tikrą būseną, kada jis gali tai pakeisti. Ne? O iš tokių labai paprastų praktikų, tai aš norėčiau, man tai iš tikrųjų yra viena, aš ganėtinai gal neseniai atradau ir pradėjau praktikuoti, tai ta prasme, žmogaus pasiekia rezultatų tada, kada jis yra geros būsenos. Ta prasme, tada, kada jis gerai jaučiasi. Tada, nes netgi mes pavalgom skaniau, tada, kada mes gerai jaučiamės, kada mes blogai jaučiamės, valgyti nenorim. Va, tai tam, kad dažnai gerai jaustumės, iš tikrųjų reikia labai praktikuoti dėkingumą. Kasdieną, jo. Kasdieną reikia padėkoti už tai, ką tu turi, kiek tu turi pinigų šiandien, kokius tu žmonės aplink save turi, kiek tu turi sveikatos, bet yra padėkoti ne taip, ačiū tau ten Dieve ir visatą, kuo jūs tikit, kad ačiū ten Marsietį, čia tai prasme priklauso žmogus, ko jisai tiki. Bet padėkoti nuoširdžiai, pajusti tą padėką, tu gali tai neįgarsinti žodžiais. Jo, ta prasme, tiesiog jaust tą jausmą ir yra labai daug kas, žinot, irgi yra daug tų knygų, kurios yra parašytas tos, žmonės jas labai kritikuoja, tarp kitko, bet kritikuoja ne dėl to, kad knygos blogos, aš galvoju, kad sistemos neveikiančios, bet žmonės ne visai gerai tai supranta. Kas sako, atsistok prieš veidrodį ir sakyk, aš puikus pardavėjas, aš ten geras speakeris ir taip toliau. Ir žmonės kartais ir psichiatrinį dėl to papuola. Ne? Bet yra turbūt viena paslaptis, kurio ne tik kad paslaptis, bet ko žmonės neįskaito tose knygose. Yra vienas dalykas, kad aš atsistoju ir sakau, aš esu, pavyzdžiui, aš esu Arnoldas Švarcnegeris, ir aš pasijaučiu, kad aš tom netikiu. Ta prasme, yra disbalansas, aš savo meluoju. Yra tas dalykas, kada tu sakai ir tu tai išgyveni ir jauti, kada tu gali savo tai pripažinti. Tada tu tiesiog taip jauties.
Ir kada taip, kaip tu jauties, tavo veiksmai atspindi tai ir tiesiog tai tampa tavo realybė. Tai va, tai tada antras patarimas būtų. Ta prasme, tai, ką deklaruojate, tai yra tai, ką sakote gyvenime. Sakydami, padarykit, kad taip jaustumėtės. Jo. Fake it until you make it. Jo, nes iš tikrųjų ir pas mus yra, žinai, yra toks, mums kitaip ir neišeis. Nes iš tikrųjų aš va taip susikūprinęs, aš negaliu su Sauliu, aš pats laimingiausias žmogus pas jo, aš labai pasitikiu savim pasaulyje, ar ne? Ir lygiai taip pat atsisėdęs, ta prasme, normaliai su tavim kalbėdamas, aš negaliu sakyti, kad, žinai, aš labai bijau su kam nors kalbėtis ir pasirodyti žmonėje. Nu, tiesiog tai yra prieštaravimas tarp to, ką sakai ir tarp to, kaip tai atrodo. Žinau, kad turi hobį. Taip. Ir hobis, kuris tapo vos nemaniakiška, neliga, bet labai maniakiška. Tai tu nugalėjai baimę, aukščio baimę, taip? Kažin. Kažin? Aš aukščio niekada nebijojau. Niekada negerai. Paklausim taip. Tu turi vieną maniakišką tokį hobį. Aistrą, šokinėjai parašiutais, taip? Tai papasakok, kiek kartų nušokai parašiutu ir kas tau iš to? Aš tiesiog nesuprantu, aš asmeniškai tiesiai šviesiai nenoriu šokti parašiutu, nes man labai gaila kojų, rankų, stuburo ir taip toliau. Ir tikrai, nors sako, tai yra saugiau negu važiuoti automobiliu, kaip sakė mano kolega Albinas. Tai klausimas, kodėl tu šokinėjai, kiek kartų nušokai ir kas iš to? Aš šokinėjau todėl, kad man tai patinka. Kas iš to, aš tada jaučiu malonumą, aš tada atsipalaiduoju. Šokdamas nuo 3-4 tūkstančių metrų aukščio? Jo, prasme, tada aš atsipalaiduoju ir jaučiu, aš jaučiu kaifą. Kas iš to, neatsakiau. Ir kodėl aš tai darau? Kiek kartų nušokai? Kiek kartų nušokau, dabar turiu 66 šuolius. Esu dar tas pilnas entuzijazmo pradedantis parašiutininkas. Mažai kompetencijos. Tai dar pradžia. Jo, mažai kompetencijos, bet daug norų. Žinai, bet ir, žinai, aš pats savo kažkaip uždavinėjau tą klausimą. O kodėl, kam aš tai darau, ką aš nugaliu, kokias baimės. Aš pasakysiu atvirai, man žiauriai patinka ta viena vieta, kada, niekur kitur taip gyvenime nėra, kada tu taip aiškiai matai ribą tarp komforto ir panikos. Nes tai yra mažytė lėktuvo. Komforto zonas smarkiai plečiasi. Ta prasme, tu lėktuvė sėdi, nes pasitiki pilotais, tuo labiau tu lėktuvė sėdi, bet dar su parašiutu. Jeigu lėktuvui kažkas negerai, tai turi apsaugos, ne? Ta prasme, tu jauties pakankamai saugiai, o tada, kada tu prieini tą mažytę liniją ir žengi žingsnį, ir iš kurios kelio atgal nebėra. Ir man tas momentas žiauriai patinka. Sprendimo. Tu sprendimą priėmei, lipdamas į lėktuvą iš esmės. Ir tikimybė, kad tu paskui jau tenai grįši, yra labai maža, nebent ten dangui pasirodo, kad ten kruša viršų ir dar kažkas, tai yra tekę kelis kartus pakilom ir neleido šokti. Tai va, bet, sakykime, ir čia iš karto jau panika. Ypatingai pirmi kartai atsimenu, ir nuskrido lėktuvas. Panika. Iš tikrųjų, jo, ir dabar aišku, tai yra tas jau, visada yra baimė, yra toks jaudulys, bet prašmešiniai tada, tai kad iš tikrųjų pakankamai ekstremaliom sąlygom tu sugebi atsipalaiduoti, jo, ir tada dar tavęs laukia žemė, o kaip tu sakai, tau gaila kojų, ten taip toliau, tai iš esmės, jeigu tu nusileidi tvarkingai, nepadarai klaidų, tai yra nuo kėdės nušokti skaudžiau, bet jeigu tu padarai klaidų, tai gali ir keletą kūlių ir nusibalnoji. Iš tikrųjų, aš palinkėsiu labai paprastai. Iš tikrųjų, aš norėčiau palinkėti kiekvienam tam video kuris žiūri tą video klausytojui, kad tiesiog žmogus pasižiūrėtų gyvenimą paprastai ir išmoktų būti dėkingas ir džiaugtis labai mažais dalykais, nes tik iš mažų dalykų susideda dideli dalykai. Ačiū tau labai. Ačiū tau, už pakvietei mane į tokį. Ačiū tau. Vėl kumštis. Gerai, viskas, baigiam.